visiškai gąsdina, nereaguoja. Ir kvapas yra dujų. Koks jisai mielas. Aš matau, kaip aš jam tą mašiną pravarysi rytoj. Priekyje tai tokios savęs negerbti. Važiuojam į Vilnių, o Vilnių rytoj pakalbėsim. Kiek tada važiuosi? Pardavėjas išėjo. Atiduotų 6 pem, tai imčiau net negalvojęs. Bet aš nelabai turiu kito ir pasirinkimo. Matyt, man reikia jį pirkti ir už 700, todėl kad kažką nupirkti už 700 eurų važiuojančio, pakaboj niekas nebarška. Taip, ant dujų kažką jinai ten durniavo, čeką išmetinėjo, bet pasižiūrėjom, galimai gali būti, kad yra tiesiog pasibaigusios dujos arba jos į pabaigą. Dabar pajungiam benzą. Vienintelis dalykas, kuris man nepatinka, kad atjungiam dujas, neaišku, kokiu būdu kažką pajudinė prie akumuliatorius. Neskamba, kad taip turėtų eiti pagal technologiją. Aš galvoju padaryti dabar senoviniu būdu. Parašysiu žinutę jam, sakysiu, davai 6 pem ir imu. Jisai dabar užsisakys valgyt, biški dabar alkanas gal, užkas vieną kitą bulvytę į burną, atsileis. Man saustėja taip yra, jinai alkana labai pikta, tai šitą pavalgo ir atsileidžia. Atiduotų 6 pem, imčiau, negalvočiau, važiuočiau, ką galiu pasakyti, jisai žymiai mielesnis ir fainesnis negu vakarykštis 65, todėl kad vakarykštis 65 buvo nušiktas, sudirbtas ir dar su neaiškiais dokumentais. Aš jokių pretenzijų neturiu automobilio pardavėjui, nes jisai tikrai nežinojo, kad taip jam yra, jisai man grąžino pinigus ir viskas yra ok. Karolina sako, kad sakė nepirt vakar to BMW, bet man emocija buvo paėmusi ir aš labai jo norėjau. Bet čianais yra daugiau kilovatų, čianais yra 2.3 turbo. Benzas ir čia bus nesveikai didelis kūro sąnaudos, man atrodo, tarp 15-20 litrų benzino. Bet aš su šiuo automobiliu, manau, galiu laimėti. Einu rašyti žinutę, o jūs pasižiūrėkit savo defektus. Karolina sako, gal patikrinkim ir šį automobilį prieš pirkimą. Ir nesvarbu, kokia automobilio vertė, jį privaloma yra pasitikrinti per Car Vertical, todėl kad vakar vos nepasimoviau ir nenupirkau areštuotą automobilį. Ir aš įsivedžiau šito SAB VIN kodą ir ką aš matau, kad automobilis turėjo žalą. Ir automobilio rida yra 306 000. Ir matau, kad automobilis buvo 2010 daužtas, 2012 daužtas, 2012 daužtas, 2013 daužtas, 2015 daužtas. Didžiausia išmoka 1500, visos kitos 2 po 1,5 ir 2 po 500, man atrodo, 3 po 500, 5 kartų daužtas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kartus daužtas. Tai jeigu jūs planuojate pirktis automobilį, būtinai jį prieš pirkimą pasitikrinkite per Car Vertical, o su nuolaidos kodu UBR gaukite 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai va, ir tada žinosite, kokį automobilį turite. Kaip aš sakiau vienam iš mūsų Instagramų reelse, kiekvienas automobilis turi savo istoriją, bet dėja jos nenuslėpsi. Tai va, žodžiu, reikia imt, ane? Reikia imt, laiko mažai liko, dar to parašysiu pardavėjui, paklausiu, ar nepersigalvoja, pasilaužysiu ir matyt čiupsiu. Nu toj, dar pamastau. Persigalvojai? Aš nežinau, einu mašiną. Galvau grįžti, parduotų 6 pem? Nežinau. Nu, kažkaip akmuo bus šito atveju. Kaip uola, akmuo pajudinti, a uolas nepajudinti. Blemba, tai tik 5 eurų, prašau nuleisti. Aš suprantu viską, bet suprantu, ir mane reikia suprasti, aš jau čia taip. Aš neskubu jo parduoti. Visi jūs taip sakot, kai pardavinėjat, bet kai nenuperka ir tada sako, blemba, būčiau geriau pardavęs. Blogiausiu atveju paleisim ant varžtų. Tai visi irgi taip sako. Kitiems sabam Padaryk 6 pem ir aš šitą pasiimu jį ir investuoju į savo kitus projektus ir viskas. Ir kažkur kitoje vietoje daugiau pasidarysi. O aš važiuosiu į Vokietiją atkimšt Igną. Ir viskas. Sorry, bet aš norėčiau, bet negaliu. Jie negaliu. 700 yra galutinė kaina, tai arba kertam rankom, arba nekertam rankom. Nu ką daryt? Matyt, nekertam. Ne, jokau, gerai. A turi dokumentus? Tai viskas bandačiokė. Tai kertam rankom? Nu tai kertam. Ką čia su ta ola jau nieko nepadarysi. Ką?
Praranda Aurimas savo įgūdžius, seniai be pirkau mašinas, taip ir dėrėjausi. Nupirkau šiai už 700, man atrodo, bus geriau nei su Boeingu man. Bet su kuro sąnaudom bus reikaliukų. Žodžiu, 700, automobilis projekte, važiuojam į degalinę ir važiuojam į fabriką biškį pasitvarkyti. O mes važiuojam kur? Teisingai, važiuojam balandžio 25-26 dieną į Matsurį. Labas rytas. Šiandieną nusprendžiau pradėti ruošti savo automobilį, mačiau, kad brolis ruošia. Mes važiavam išsiplausim, užsidėsim sparną, kurį gavom prie automobilio, užsidėsim bamperį. Šiandien taip pat ryte lankiausi pas koloristus, man parinko dažus pagal spalvą automobilį. Labas rytas, nu ką, pradedame ruoštis kelioniai. Ir žodžiu, nelabai pamenu, kokios spalvos mano Boeingas. Reikia truputį detalyčių padažyti. Blemba, gal panašus, bet čia šitie. Panašu. Blemba 1:1 atrodo. Pabūk čia, turėtų laikytis. Taip. Nu, blemba. Jaučiu reikia šitus. Šiandien viską pasidarysim, pasiruošim. Ir šiandien, kiek žinau, laukia jau pirmoji mūsų užduotis. Tai aš manau, kad nedaugia žodžiaujam, o einam plaunam automobilį. Važiuojam į garažą. Ką ten pamatei? Nieko, autobusas. Tiesiog norėjau pažiūrėti. Autobusas. Tiesiog BMW man stovi tiesiog. Išsiplaunam, važiuojam į garažą, pasikelsim ant keltuvą, pasižiūrėsim to pačiu, kas iš apačios darosi. Šiaip va, čia va, iš galo žiūrint, tobula mašina už 750 eurų. Aš varau ją plaut. Žiūrėkit, parodys, kaip atrodo tipinis BMWistas su savo piniginė. Juokauju, BMW yra gera mašina. Galim 2 eurus skirti plovimui. Kiti pinigai taip pat yra suplanuoti jau. Aktyviosios putos. O blemba, burniautinta buvo, pilna gumos. Čia kažkokia nesąmonė, čia skemas yra. Malinauskas turėtų apie tai video dabar padaryti. Už 4 eurus mašinas išsiplauti neįmanoma. Negaliu, trūksta žodžių. Jie čia man purškia kažkokį tai putotą vandenį, blemba. Nu ir ką jūs galvojat, išsiplovė ar nėra, jau toks ir baisus jisai. O dabar galvoju, ar su spalva bus pataikę man koloristai. Gerai, lėkim į garažą. Ką tepalo tau trūksta, aš nesuprantu. Valytuviksai veikia. Viskas, važiuoju. Oi, ištepiu mašiną. Įsibavau, nenukrito. Pradėkime nuo smagiausios dalies. Mes gi nutraukiam kapoto trosus. Sakė, buvęs savininkas, kad reikia čia patraukti. Bet aš manau, kad reikia galbūt ir... Lembas su visą lempą jaučiu šį. Nu čia raks, pirakas. Gal grotas pavyks iš čia. Nu gerai, pagalvokime. Atiduodi ranką. Atiduodi ranką. Ranką atiduodi. Ar aš buvau sakęs, kad nenuimsim bamperio, neatsukę.
visko čia. Nu, priėjimas, manau, yra. Žinot šitą bairį? Kad į pavojų ateini, spaudė, nekyla. Ranka čia, kojytė čia. Opa, kyla. Čia saugiklis yra. Taip, ką čia turime. Nenoriu sakyti, bet aš. Na gerai, dabar atsijungiam prieš rūkus. Jau gali dar reikėti, man atrodo, naujam bamperiui nebuvo. Dabar jaučiuosi kaip išminuotas. Ne. Na gerai. O kur spynos? Kur čia viskas? Gal nereikėjo to bamperio pjauti? Gal reikėjo YouTube'ai pasižiūrėti pradžią. Atsidarai, kaip avariniu būdu atidaryti kapotą, jeigu nutrūko trosas. Tokiais būdais nepjaukite bamperio. Vat jeigu kažką iš čia, vat jau užkišt. Gerai, turiu dar vieną idėją. Nu čia kam tai nereikalingi dalykai? Aš nesuprantu. Opa! Turim! Sudie! Skrisk! Tu laisvas! Gerai, dabar reikėtų kažkaip sugalvoti, kaip pasidaryti, kad jis visada man atsidarytų. Voila! Taip, mes turime spyną, iš kurios viskas išlūžo. Ir taip atitraukiam. Taip, atsidaro abidvi spynas. Vadinasi, ką? Virvutį pririšti. Kaip žinodamas nupirkau ją. Kad kažkada gyvenime man jos reikės. Va taip. Ir po to perėsime į va čia. Mes turėsime jau ką. Čia jau čia piršinės reikalas, per daug smulkus darbas. Aišku, dabar jau čia sakys, taigi pigiau galėjai tiesiog nusipirkti naują ten tą. Negalėjau. Tai būtų per daug paprasta. Blemba, čia įsipainė. Primazgaliosim čia. Taip. Ir dabar jeigu va taip spina stovi, aš taip ir atsidarė. Ir atsidarė. Ir atsidarė. Siūnam kapoto spyną. Kapotos spynų siuvimas Vilniuje. Nu, žodžiu, gerai. Dabar reikia tą spyną atgal statyti. Prisukinėti, bandyti uždaryti, atidaryti. Ir jeigu veikia, tai volia. Kaip sakoma, jeigu tai veikia, tai nėra kvaila. Nu, čia reikės kažkur čia prie lempos palikti tą siūliuką tokį išlindėsi. Šiandien iš tikrųjų nemažai darbų laukia, dar reikia priekinį bamperį nusidažyti, nugruntuoti, nusidažyti. Dar norėjau lako paimti, bet neradau lako. Čia visi nelakuoti. Aš visur galiu su to siūlu vaikščioti. Galiu iš va čia kapotą atsidaryti. Virvutė išvesta, pirmasis testas. Kaip tą kapotą čia dabar nuleidžiu. Taigi galima ir taip. Jau užsidarė. Čia kažkas trukdo. Čia užsidarė. Nu žodžiu, jis dabar laikosi. Ateini, pasiėmė, padariau va kilputę. Pasiėmė. Ir neveikia. Neveikia. Pradedu nekast bangų. Aš jau matau, kad čia visai dienai su šitą mašiną. Au. 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 Taip, gerai. Mes už šitą praeidinėsim. Lys gyvatė nenervavus mėšą. Nutrūko ten, kur nieks nesitikėjo. Kai nukirpti, nenusikerpa. Gal reikėjo pradžią pradėti nuo to, kad turim išlūžusių detalių. Turime štai tokį droselį. Pažadėjau, va čia buvo. Ir va čia va ta koja išlūžo.
Jeigu mes apkeistume galus, mes būtume nieko nepakeitę. Aš turiu vieną idėją, bet čia toks rizikanas. Bet ar mes nerizikuočiau susirinkom? Jeigu aš va čia įbijausiu ir įleisiu atrodos, tai jis iškris, nes ją pasakysiu. Po šito gali būti, kad reikės naujos spynos. Kaipgi be diržiukų. Bet dabar klausimas, kaip tas trosas čia turėjai? Kaip manai, ar BMW gerą provatką gamino? Ar išlaikys lempą? Galvot, išmėsiu. Jis jau dingo. Testas numeris 2. Jau matau problemą. Reikia replių. Vai, tai jis atsidarė. O tas ne. Kodėl? Jūs manęs paklausite, matyt. Nes reikia stipriai patemti. Nu, čia taip. Yra 3 variantai. Vienas variantas per čia išsivest trosą, per kapotą, per tą tarpelį. Kitas variantas sparne pasidaryti skylę. Trečias variantas posparne pasidaryti skylę. Kokį variantą darom? Gal posparne? Veikia. Galima surinkinėti. Na ką, jau visi išsitraukėt antros pakopos pinigus, visi jau susipirkot naujų automobilių, o senasis automobilis taip ir stovi kieme, užima vietą ir negalite niekaip jo parduoti, yra išeitis. Auto.lt. Tenais galite sukurti automobilio aukcioną visiškai nemokamai ir gauti didžiausią kainos pasiūlymą už automobilį. Viskas, ką jums reikia, tai tiesiog sufotografuoti savo automobilį, parašyti kuo išsamiau defektus, kokius automobilis turi ir nustatyti laiką, per kiek norite parduoti savo automobilį. Sėdi ir laukia, kol pasiūlys didžiausią kainą už jį. Ir kas geriausia, tai nieko nekainuoja, joks skelbimo mokestis nėra taikomas. The next day važiuojam daryti suvedimą. Reikia ruoštis, nežinau, keisti tepalus ar nekeisti tepalus. Čia tokį dilemą išgyvenu, bet manau, kad nekeisiu, nes jeigu taip paėmus, nežinau, kokios laukia užduotis. Šiaip komentaruose galite parašyti užduotis, kokias mes turėtumėm pakeliui iki Berlyno atlikti. Bet, man atrodo, pas mane yra viena problema, kurią reikia išsispręsti. Tu šito jaus jūs ją pamatysite. Kaip sakant, toli aš taip nenuvažiuosiu. Jeigu man kiekvieną rytą reikės taip ją kurtis, tai nieko gero. Sabrina. Ar tu supranti, Sabrina? Čia ta dėžukė, nusijink, dujas pasijung. Būsterio aš tikrai su savim šito neimsiu. Nes jis žiauri didelis. Kaip ten reikia? Juodas pliusas. Taip, juodas pliusas. Raudonas minusas. Kažkas tik tai. O? Nu tu dar čia sugalvok taip. Kokiu vietoj langų užpilimas, langų skysčio užpilimas. Atsiprašau. Karpau mintis. A, jūs pasiruošę? Ir dabar 3, 2, 1. Iš 500 pasisukimo man pavyko tai padaryti. Tai žodžiu, dilema yra kokia, kad man reikia akumuliatoriaus. Eisiu pasiieškosiu garaže, gal kažkokį tai rasiu, o jeigu nerasiu, reikės pirkti naują, nes aš tikrai nežadu čia su to boosteriu kiekvieną rytą trankytis. Ne jisai man draugas, ne jisai man ką, kad su savimi vokiečius imčiau. A, ne taip. Žiūrėk, kaip zenonai gražiai šviečia. Šviečia? Kur? Nebijau. Gražiai šviečia. Kur mašina yra? Čia, išjung kamerą, varom. Veidrodėlis, aišku, įtakos greičių neturi. Žiūrėk, kokį staigų persimetimą padarysim. Matėjai, kaip komfortiškai važiuoja, čia kelio darbai vyksta ir tiesiog va tokį asfalto kampą paliko. Kaip man su savo mažulka užvažinėti ten, o jeigu ratus sugadinsiu. Nežinau, aš jau jaučiuosi nugalėtojas. Mačiau Igno BMW, jo būklė yra geresnė negu ta, kurį norėjau pirkti aš, bet
Ignui buvo pasiūlymas padaryti burniautą ir Ignas, žinot, ką padarė? Sysiu. Todėl, kad sakė, kad nedaug dievė pakabinamas, nupliž arba kardano gubai šikna bus. Tai įsivaizduokit, kokia jo būklė, kaip jisai lėks 200, pas mane ant spidako 200. Va, pasižiūrėkit. Ir dar rodiklytė, važiuokit, kaip turbo užputinėjau. What? Wow! Reikia plenk mašiną! Spėjom. Įsivaizduoju, kaip autobanė bus? Bus autobanė. Tik yra vienas niuansas. Ar mūsų įleistų šitais triperiais į Vokietiją? O čia vat dilema, nes prisiklausėm gandų, kad jeigu automobilis triperiokas, tai kad nelabai nori jų įleisti. Tai turėsim daryti tokį savotišką šacher-macher ir važiuoti ne pro pagrindinę sieną, pro kažkokius tai kaimelius. Mano mašina tai gera, bet vat Igno nelabai gera. Aš esu 99% įsitikinęs, kad mes, kai kirsim Lenkijos ir Lietuvos sieną, kad Ignas turės kratą, pravažiuosim kažkiek kilometrų, Ignas turės kratą, įvažinėsim į Vokietiją, Ignas turės kratą. Ir ar jisai kirs Vokietijos sieną, aš nežinau. Tai žodžiu, tai aš jau vien tik dėl šitų faktų jaučiuosi nugalėta. Žiūrovai turi klausimą, kuo geresnė mano mašina. Taigi pati matai, kad gera mašina, mano ledinė. Vienintelis dalykas, kur mes dabar važiuojam, tai pasidaryti ratų suvedimą, nes stovi ratai kreivai. Tai pasidarysim ratų suvedimą. Vapšė, kas pas mus atsitiko praeitą savaitę, kosmosas kažkoksai tai. Gavom elektros iškrovą pirmam fabrike ir mums sudegino dažymo kamerą, 2 pakelėjus ir kompresorių. Kosmosas. Tai dabar aiškinamės, kas ten kaip ir kodėl įvyko. Tai va, šitos serijos dabar ne apie tai. Dabar važiuojame į Melgą ir pasidarysime ratų suvedimą. Pasidarysim ratų suvedimą. Pas mane voriukas kažkur gyvena, nes šitas voratinklis padidėjo. Tai jeigu man teks mėgot mašinoje, aš noriu mėgot tvarkingai mašinoje. Tai pasiimsiu mašiną iš Melgos, nuvarysiu į Sonoksą, tegul mane išvalo, išplauna ir aš iš karto į Vokietiją važiuosiu iš Sonoksą. Va taip. Tokios tokelės iš manęs, važiuojam toliau. Maunam lauk. Padarė kažkur varžtas yra? Ne, nesakykit, kad su kapotu dar prisuktas. O, nesorė. Blema, tas kapotas taip nepatikimai, man atrodo. Su viena ranka kapotą laikau. Jis neturėtų niekur nukrist. Kažkoks neoriginalas. Girdi tu. Dar šiaip ne taip jinai man čia sako. Čia dar visą gyvenimą šitą frazę lydės. Kvalifikacija praeis, sakys, nu šiaip ne taip. Dabar taip. Reikia prisimatuot. Po sparnainis. Čia kiek spėjai pasimti, tiek spėjai. Aš labai tikiuosi, kad šitas sparnas tinka. O, kaip čia bus? Čia prisisuks, čia prisisuks, čia prisisuks, ten prisisuks, čia prisisuks. Čia biškai pareguliuosim, į priekį paduosim. Jo, gerai viskas, nudažyti galima. Bamperį dar reikia išsitraukti, primest. Bamperis sakė naujas. Nusidažyti reikia, blemba. Čia įbrėžiau kodą. Čia kažkaip labai nenori eina. Gali pakelt mašiną? Normaliai. Sueina. Nu, pažiūrėjau. Kai naujos mašinos tarpa. Gerai, tai bamperiksą irgi galima dažyti. Dabar yra paruošimas dažymui. Sparnas. Būk. Fu, kaip čia slapės to vietoj. Čia gali dėl to būti oksidacijos ilgainiui ir rūdyti automobilis. Bet argi tai svarbiausia dabar. Filmuokti, pažinau, ką čia darau. Baliama. Gerai, dabar reikia taip atsinešti, kuo nuriebalint. Va taip BMW įvilioja į savo spąstus. Jūs manęs matyt klausite, kodėl aš iš karto noriu įdėti. O todėl, kad po to gali būti reikalų.
Ar tai irgi atrodo, kad šiaip per daug stengiuosi? Nu į viskas. Ready to paint. Atrodo kaip didelis apelsinas. Čia yra gruntas, dabar gruntuosime. Negalvokit, kad čia pirma mano dažoma mašina. Pusė Vilniaus važinėjo su mano dažytom mašina. Manęs dažytom. Matys tas apelsinas per kamerą? Nesu. Tai tikėjausi, kad nesimatyti. Dabar realiai, kol džiūna, galima nusimt ratą susibalansuoti. O taip ir padarome. Aš labai tikiuosi, kad tai yra hermetikas. Čia bus labiausiai hermetizuotas veidrodis pasaulyje. Galiu tiesiog šiaip naują formui. Skaniai atrodo, nekreipkit dėmesio. O, taip net. Jaučiu kaip limpa. Oi, tu oi, koks jisai sunkus. O blemba, čia išmesti tepalas bėm. Oi, tu nafik. Vokietija ilgai nebūsim. Blemba, čia nemažai svarelį. Oi, tu nafik. Nu, tai va ten pat, kur buvo, reikia 95 gramų. Nu, su tokiais ratais, aš nežinau, kaip mes šitolį važiuosim. Jaučiu, dar reikės 15-30 gramų tą pusę dešinį. Susbalansavo. Ups. Realiai reikia nedėti to rato šitai priekį. Dar trečią kartą praeisiu ir paliksiu. Dabar čia reikia pirmą praeiti. Atvarė Ovidijus man padėtų. Štai jam reikia keltuvo, kurį aš užėmęs. Čia net nedažysiu daugiau, nes dažų nebėra. Šiaip galvoju, kad tikrai užteks. O viešpatie, kaip bėga jie. Varva Tepaliukas Ovidijus sako, davai paveršim ten kažką. Tai aš tai gal susitarkim. Jis sako, nu pabandom. Šiais dar randu nereikalingų dalykų čia. Šiaip norėčiau greičiau uždėti tą bamperį ir važiuoti jau į pirmą užduotį. Bet ten dar varva dažai. Spalvytės spalvužėlė. Kažkai metaliko trūks, čia grinai toks juodas. Nu, aš rėmiu, tam buvo parašyta juodas blizgus. O pas mane koks Boeingas? Juodas blizgus. Aš žmogus paprastas. Juodas blizgus. Ovidijus šiaip jaučiu vienas iš tų žmonių, kuris dažniausiai prižiūri, kad aš nežūčiau. Žiūrėk, atsuk dabar va šitą kapoto varžtą. Jis dabar kils į orą. Pirmas uždarimas padažymo.
Tarpai idealūs. Vidus kažkas buvo, čia biški tarpas. Didesnis negu gamykliškai buvo. Nu ir veidrodėlis įdomu. 300 laikytų. NASA's astronautai, kai skrido, ne visos dalys buvo taip stipriai pritvirtintos kaip... Eik, čia ledas. Ledas. Aš tik manau, kad ta mano rankenėlė nusitrins, bevažiuojant. Čia kur yra pagaminta. Kaip manai, užsikurs ar ne? Jau ką tu boosterį pajunginės? Kas sakė, kad neužsikurs, ką? Patinka tau, ne? Aš manau ne tai, kad patinka, kiek jinai man tinka. Na ką, aš manau, kad mano automobilis kovai paruoštas, švarus, gražus, šviežiai nudažytas. Blem, ant saulės net nepasakyčiau, kad dažyta. Mano automobilis kovai, aš manau, yra paruoštas, laukia maurio ir bus. Geras? Atvažiavom į Melgą, pasiimti Sabrinos. Šiandienėlę pradėjom regitrą. Mes važiuojame atlikinėti pirmąją savo užduotį. Nu, aš vis turiu viltį, kad jinai susitvarkys. Nu, neduosiu.